kol kas šiose rungtynėse. Ir vienai ir kitai ekipai taškus rinko 6 krepšininkai, tačiau Irčiusas vidurė tarsi tas Alonzas panaudojo ko ne visus rungtynėms registruotus. Vėlgi skirtumas tik tas, kad Bilbao ekipai. Dabar Seibutis atlieka jau 5. rezultatyvų perdavimą. Markas Baničius pelno 12 tašką, jis rezultatyviausias lieka ir toliau. Įspūdingai šiandien žaidžia lietuvis. Taigi, kaip minėjau, skirtumas tas, kad Bilbao šiek tiek daugiau lygiaverčių krepšininkų nėra. Tokių žaidėjų, kurie aikštelėje vaidintų statisto vaidmenį. Na, galbūt tik labai epizodiškai žaidė Pako Vaskesas ir Janis Blumas. Latvis atitinkamai aikštelėje buvo tik tai 3,5 minutės. Vaskesas aikštelėje praleido 6. O tuo metu Enkas Norelis ir toliau traukia paskui save Badalonas ekipą. Jis dažniausiai šiandien metantis baudos metimus savo komandoje. Dabar Enkas Norelis pataikęs baudos metimus švelnina Badalonas persvarą iki 6 taškų. 41-35 nuo antrojo kėlinio vidurio. Daugiau nebuvo pavykę priartėti Badalonas krepšininkams iki aikštės šeimininkų, kurie dabar praranda kamuolį 5. kartą. Apmaudžiausia, kad tą daro lietuvis, pažeista kamuolio varimo taisyklė. Ar netgi asmeninė pražanga Seibučiui. Jeigu jis bandė kairėje ranką prilaikyti Urošą Tripkovičių, taigi be Seibučio. Janis Blumas, Markas Baničius, Damiras Markota, kuris dabar pramiega Luką Bogdanovičių ir Aleksas Mumbru. Štai tokiu 5 žaidžia šeimininkai tuo metu. Varžovų komandoje Enkas Norelis, taip pat Luka Bogdanovičius, Urošas Tripkovičius. Na ir gynyboje žaidžiantis Kristopas Valteris. Bando gelbėti šį mačą jau dabar. Keičiasi iš karto Janis Blumas. Vietoje jo Javis Rodrigesas pradėjęs mačą starto 5, taigi dabar jokių improvizacijų. Bilbao komandoje tie krepšininkai, kurie pradėjo mačą, žaidžia ir toliau. Rodrigesas iš toli meta netaikliai 3 tritaškį, po pertraukos prameta šeimininkai. Staptelėje šiek tiek puolime Tripkovičius. Gražiai žaidžia serbas. Enkas Norelis įsigudrina pramesti iš po krepšio. Juventudo komandos legionierius. Būtų teisingiausia, jeigu Badalonas aukštaūgis būtų pabandęs užbaigti ataką dėjimu iš viršaus. Dabar viskas baigėsi nesėkmingai. Badalonas ekipai dar nepaminėjau Klajaus Takerio, kuris taip pat žaidė mačo pradžioje, kuris taip pat yra aikštelėje dabar. Na, čia Robertas Conlis labai sėkmingai įsijungėsi žaidimą po keitimo. Keičia Renaldą Seibutį. Beje, šiuo metu taip pat vyksta ir kiti 10-ojo turo mačai, kuriuose dalyvauja lietuviai. Alicantės Meridiano po 2 kėlinių, netgi jau prasidėjus 3-ajam, 38-35 namuose laimi prieš Kalise Gran Canarijos, Las Palmo Gran Canarijos ekipą. Enkas Norelis galų gale pataiko. Ir tai Enkui Noreliui yra dabar svečiai. Urošas Tripkovičius prieš jį Conlis. Kristopas Valteris. O čia sudėtingas metimas ir Klajus Takeris. Na, negaligi rezultatyviausias komandos krepšininkas ir 5 pagal rezultatyvumą lygos žaidėjas baigti mačą turėdamas vos 2 taškus savo sąskaitoje. Tiesa, tokia galimybė, žinoma, teoriškai galėtų būti, bet tikimybių teorija verčia manyti kiek kitaip. Klajus Takeris dabar pelno savo komandai tolimą metimą. Aleksas Mumbru atsako tuo pačiu. Maža to, Takerio metimas įskaitytas, įvertintas 2 taškais. Na, o Mumbru pelno 3. Ir dabar surinkęs 13.
Jis pranoksta net ir Marką Baničių, kuris pelnė taškų mažiau. Kofi numeta kamuolį Valteriui, šis meta priverstinai, meta netaikliai, įmo kamuolį Conlis. Ir Urošui Tripkovičiui asmeninė pražanga. Būtent Robertas Conlis labai pagyvino savo ekipos pasirodymą iki pertraukos. Štai tokiais aštriais reidais, nevengdamas kontakto, išprovokuodavo ne vieną pražangą. Tiek Tripkovičiui, tiek prieš jį tuomet gynyboje žaidusiai Ejenga. Dabar serbas sėda ant suolelio, vietoje jo Pere Tomas. Žaidęs taip pat iki pertraukos, tačiau Pere Tomasui taškų pelnyti nepavyko. Jis ir Mario Fernandesas lieka be taškų. Badalonas komanda tuo metu dar kartą taikliai meta iš toli, ne kas kitas, o Aleksas Mumbrų. Didžiausia štai tokių mačų patirtį turintis Bilbao ekipos veteranas traukia komandą į priekį. Reikia lipti iš dugno Baskų klubui, jeigu jie svajoja apie atkrintamąsias. Ta reikia daryti jau dabar, nes 10. turas. Tai reiškia, kad tai jau yra antroji pirmojo rato dalis. Ir bent jau namų rungtynės Bilbao krepšininkams laimėti reikėtų. Dabar pavyko apsiginti Bilbao. Mumbrų sustabdytas aikštės viduryje nuo atakerio. Kamuolys palieka aikštę, 3:17 iki kėlinio pabaigos. Laiko labai daug įvairiausiams scenarijams, kaip galėtų pakrypti mačo eiga. Dabar praranda kamuolį Mumbrų. Jį gelbsti Rodrigesas. Dabar reikia žiūrėti į ataką. Skirtą laiką 9 sekundės. Rodrigesas Moiso pasirodė aikštelėje tik dabar. O čia Conlis sužingsniuoja. Bandė atlikti klaidinamą judesį, norėjo veržtis krepšio link, nenusprendė, ką turėtų daryti pirmiau, ir papildomas žingsnis nesumušus kamuolį į parketą. Atima kamuolį dabar iš Bilbao, šiek tiek daugiau klysta dabar aikštės šeimininkai, nei tą darė iki pertraukos. Tai yra jau 7. jų klaida. Badalonas ekipa suklydo 10 kartų. Takeris. Bogdanovičiui. Šis iš toli netaikliai meta Luką, prameta 3. tritaškį Bogdanovičius, niekaip negalintis pataikyti iš toli. Conlis, Moiso. Prieš jį dabar Klajus Takeris, sutankinta gynyba. Iš kitos aikštės pusės atskubėjo Bogdanovičius į pagalbą Klajui Takeriui. Taip ir turėtų žaisti gynyboje komanda, kuri neturi aukšto galingo vidurio puolėjo ir tenka varžovų gigantų stabdyti komandiniais veiksmais. Turiu omenyje žaidimą 1-1 prieš Žeromo Moiso. O čia Baničius išmaudo dabar Luką Bogdanovičių ir dar kartą sužingsniuoja. Antroji iš eilės. Bilbao klubo klaida. Taigi dabar prarasti jau 8 kamuoliai, tai yra lygiai tiek, kiek buvo suklysta iki didžiosios pertraukos per 20 minučių. Stabtelėjo abi komandos puolime po 2 tuščias atakas. Fernandesas su Takeriu. Dabar prasižengia dar kartą Bilbao. Robertas Conlis gynyboje žaidžia neblogai. Pavyksta jam susitvarkyti su Klajum Takeriu. Pražanga anot Bilbao basket fanų abejonių nekelia. Mums stebint šį susitikimą televizoriaus ekrane sunku dabar diskutuoti su mačo arbitrų teisumu. Klajus Takeris prie baudos metimo linijos meta pirmąjį metimą pro šalį. Antrąjį metą taikliai. Tik 3. rezultatyviausio Juventudo komandos krepšininko taškas. Ir tai tik pirmieji baudos metimai. O iki 3. kėlinio pabaigos mažiau nei 2 minutės. Rodrigesas, Conlis, prieš jį Pere Tomas. Mumbrų. Atsilošęs meta nuo Takerio. Viską gerai padarė dabar Bilbao kraštas. Kontratakuot Juventudui nepavyko. Rodrigesas prieš Fernandesą. Takerį akilai prižiūri dabar